Sveiki visi. Nusprendžiau šiek tiek pakeisti savo video kryptį ir neberodyti, kaip kažkokį tai daiktą pasigaminti patiems detaliai, o rodysiu, ką aš gaminu ir kaip sekasi man pagamintus tuos daiktus realizuoti. Tai šiai dienai turiu vieną pagamintąją suvenyrą, kurį pavadinau Lietuva, dėl to, kad jis pagamintas iš akmens ir metalo ir yra Lietuvos kontūrai su pažymėtais 5 didžiausiais miestais ir jį bandau parduoti. Toliau dar vienas gaminukas jau į pabaigą, reikia tik jį baigti nudažyti. Tai ir bus rankenos, irgi grubaus stiliaus, skirtos durims tos rankenos. Na ir galiausiai dar pradėjau gaminti grubaus stiliaus kabyklą rūbams, tvari bus kabykla. Kaip man seksis su nauja tokia video kryptim matysim. Na ir paprasčiausiai, nežinau kaip dažnai tuos video kelsiu, galbūt jie iš vis pradings, bet paprasčiausiai norisi pabandyti. Tai iki kitų kartų ir iki.